be žodžių jos džiaugsmu dainuoja. Sveiki visi susirinkę į šventę Sedos Jurginas. Šiemet nekursime didelių rekordinių kompozicijų. Pasidžiaugsime praėjusių metų rezultatais, kurie buvo paskelbti tik šių metų pavasarį. Seda jau turi savo rekordą. Pagaliau buvome pripažinti kaip didžiausios Lietuvoje gėlių kompozicijos kūrėjai. Tad norime pakviesti šventės ir rekordo sumanytojus Sedos kultūros centro direktorių Gintautą Griškėną. Sveikinam su šia nuostabia šventė, su pasiektais didžiuliais pernykščiais rezultatais. Norim pasidžiaugti, kad Seda ein lik Jurginų sostinės. Šiemet bendruomenės pirmininkės, seniūno ir Telšių regiono kelių dėka Sedos žiedas, jau Sedos Jurginų žiedas. Atsirado daug Jurginų augintojų, graži tradicija tapo per motinos dieną. Klebonas teikia su bendruomenė Jurginus auginti, kviečia gyventojus. Todėl gero darbo šiandien visiems. Dauguma Jurginų čia atkeliavo iš Irenos ir Vaclavo, Akavickų, iš Ruginių, Plateliai ir Alsėdiškių. Aišku, to rekordo be mūsų organizatorių nebūtų buvę, jeigu nebūtų buvę partnerių Sedos bendruomenės, Sedos seniūnijos, Platakienės, Ruginių, savaime aišku, Irenos ir Vaclavo Kavickų. Todėl nuoširdus ačiū Jums visiems, kad Jūs čia esate. Žengia Sedos žavingieji senjorai, kurie mus sužavės savo nuostabiaisiais valso ritmais. Taip kaip jie susiderinę vienas su kitu dar spalvomis sužavės. Ruduo plėšo
Gražesnio laiko gal nebūna, kaip liuptėje į akis ruduo, kai paskutiniai grybai ir darželio gėlės dar stengiasi save parodyti, tarsi pozuoti prieš dangaus vartus ir šilto vėjo gurkšnių dar alsuoti. Na, aš manau, tos šilumos, to šilumos mums netrūksta, o kaip tik to vėjo gūsio šalto vėsaus norėtus, kad įneštų mums vienas kolektyvas. Tai yra Sedos romantiškiausiai romansai, taigi kviečiame juos į sceną. Pašalėlis prostorija